Meter App. Tai moderni sistema, skirta tiksliai surinkti skaitiklių duomenis mobiliuoju įrenginiu. Meter App sukurtas įmonėms, kurių darbuotojams reikia periodiškai atvykti prie skaitiklių ir surinkti jų duomenis. Komunalinių paslaugų, pastatų priežiūros ir administravimo įmonės, nuskaitydamos elektros, dujų, vandens ar šilumos skaitiklių duomenis, dažnai susiduria su šiomis problemomis. Neįskaitomai ranka užpildytos popierinės ataskaitos. Popierinėje ataskaitoje klaidingai įrašyti duomenis, kurie po to keliauja į kompiuterinę įmonės sistemą. Skaitiklių parodymai į kompiuterinę sistemą patenka pavėluotai. Vėluoja informacija apie sugedusius skaitiklius. Nefiksuojamas skaitiklių duomenų nurašymo laikas. Išleidžiama daug pinigų popieriui pirkti. Pakartotinas objektų lankymas didina kuro sąnaudas. Bendradarbiaudami su įvairaus dydžio Lietuvos įmonėmis, kurios nurašo skaitiklių duomenis, mes sukūrėme Meter App, pusiau automatinę sistemą surinkti skaitiklių duomenis. Su Meter App jūsų įmonė gali atsisakyti popierinių ataskaitų ir su jomis susijusių nesusipratimų, išlaidų bei klaidų. Štai kaip duomenys renkami su Meter App. Darbuotojas paliečia prie skaitiklio priklijuotą elektroninį lipduką mobiliuoju telefonu. Į atsidariusią skaitiklio duomenų formą įvedami skaitiklio parodymai, automatiškai patikrinamos klaidos ir duomenys per akimirką patenka į įmonės kompiuterinę ataskaitų programą. Meter App padeda išvengti netidumo klaidų. Jei darbuotojas įveda parodymą, kuris yra mažesnis už praėjusio mėnesio arba nulinis, jei suvartojimas neįprastai didesnis ar mažesnis už vidutinį, Meter App paprašo darbuotojo pasitikrinti duomenis ir tik gavęs patvirtinimą siunčia informaciją į ataskaitų programą. Įmonės buhalteriams nebereikės gaišti laiko ir rankomis suvedinėti duomenų iš popierinių ataskaitų. Atsiradęs laisvas laikas galės būti skirtas atlikti tikrai svarbias įmonės užduotis. Meter App – tai revoliucinė skaitiklių rodmenų surinkimo sistema, kuri paspartina darbą, taupo laiką ir resursus, padeda išvengti klaidų. Ženkite išmaniųjų sprendimų link jau šiandien.